Visų pirma, aš tikrai noriu pasakyti, kad nematau čia jokio žygdarbio ar kažkokio herojiško poelgio atvykti šiandien čia, nors ir iš tiesų išskirtinę dieną. Ir Molotovo-Ribentropo pakto dieną ir Baltijos kelio dieną. Atvykimas čia man tai nėra kažkokia, kaip čia pasakyti, pareiga pro sukastus dantis. Tai yra tiesiog nuoširdi pagarba Maltiečių ordinui, Maltiečių filosofijai, Maltiečių vertybėms. Atkreipti dėmesį į tuos, kurie dėl vienu ar kitų priežasčių, dėl vienu ar kitų likimo grimasų šiandieną yra tapę pažeidžiamais, neįgaliais ar prikaustytais prie vežimėlio. Iš tiesų, tos žmonės galbūt ir atrodo vizualiai kaip silpni, paliesti negalios, tačiau aš manau savo dvasia, savo valia, jie yra gerokai stipresni už mus, tuos, kurie save tarsi laikome sveikaisiais. Ir aš tikrai naudodamasis progą norėčiau padėkoti maltiečiams už tą nenuilstamą kilnią misiją, kurią jie atlieka jau eilę metų, būtent atkreipdami dėmesį į tuos, kuriems reikia mūsų pagalbos, kuriems reikia mūsų dėmesio, kuriems reikia mūsų palaikymo, mūsų paramos, mūsų supratimo. Ir aš manau, kad jų stiprybė daro ir mus stipresniais. Suvokimas, kad jie tokie pat, kad jie turi tokias pat teisės, o mes turime gerokai didesnės pareigas atkreipti dėmesį į jų laikiną negalę. Aš manau, tai yra kilnu, tai yra prasminga, tai yra didžioji vertybė, kurią maltiečiai yra tarsi turi kaip savo vertybinį pamatą savo veikloje. Ir aš nuoširdžiai linkiu, kad ta pasaka, kuri simboliškai vyksta čia dabar, šioje stovykloje, kuri taip pat turi vardą pasaka, ji turėtų visada tik gražią pabaigą. Kad pabaiga visada įkvėptų naujai pradžiai. Kad tas noras jiems jaustis visaverčiais mūsų visuomenės dalyviais, o mums žvelgti juos kaip lygiaverčius mūsų gyvenimo bendražygius, kad jisai niekada nesibaigtų, kad jisai visada būtų su mumis. Nuo to visi mes būsime stipresniais, nuo to mes visi būsime gerokai dvasiškai turtingesniais, kas yra ypatingai svarbu šiuo laiku, kada to šalto žmogiško cinizmo dėja, bet pasaulyje dar pakankamai daug. Todėl dar kartą ačiū maltiečiams, ačiū Maltos ordinui, ačiū žmonėms išpažįstantiems tą filosofiją, pripažįstantiems tas vertybės, dėl jų kovojantiems.